Visiems geros dienos, kaip visą laiką. Šiandien darysim tokią sriubytę. Tarkių. Molinių tarkių sriubytę. Su mėsytė viduj. Labai mažus darysim. Su kepintų svogūnų, kepintą morką. Ir dėsim tik pipirų ir druskos. Čia turim mūsų tarkuotas bulves. Mums jas reikia dabar nuspausti. To neišpilam, nusistojęs krakmolas sudėsime į masę. Va tokias bulves gavom, beveik sausas. Palaukim, kol nusistojęs krakmolas. Supilsim čia. Tai va, dabar tą sultis mes nupilam. Ir čia nusistovėjo truputis krakmolo. Užbastom truputį druskos ir įsiminkom. O tokią masę mes gavom. Fantastiška. Dabar darysim tokius kleskiukus. Tai dabar į kiekvieną kleskiuką įdėsim truputį faršo. Nu va, ir dar vieną. Nu va, turim pasidarę. Žiūrim toliau. Čia mes įsikratysim kukurūzinio krakmolo. O taip užteks, kad suvilgyt mūsų kliockus, cepeleriukus, kad būtų garantuotai. Ten mes įdedam mūsų morkas, svogūnus. Čia mes įdedam vieną kubiką buljono vištienos ir laukiam, kol užvirs. Nu, mūsų vanduo užvirė su buljonu. Dabar paprasčiausiai imam kleskiukus su faršu ir taip apildom krakmolę ir dedam į karštą vandenį, viskas. Galim sudėti žirnelius iškart. Ir mūsų kepintas morkas su svogūnais. Čia mes įdėsim iškart taip pat svogūnus. Tegul kepa. Mūsų svogūniukai jau apkepė. Mes dedam kresnikės, kur turim iš anksto apsikepę, pasiruošę. Tuoj pašils ir bus gatavas. Nu, čia mūsų jau kliockai su faršu išvirė. Mes čia pilam pieną. Padėdam dujas ir pilam pieną. Nu, kažkur pusę litro užteks. Ir turėsim fantastišką sriubytę su kliockais su faršu. Mūsų spirgiai
su svogūnais jau paruošti. Nu, va, turim stebuklingą lėkštutę. Mūsų bulvinius kliockus. Kaip močiutė man sakė, iš 5 bulvių pavalgydavo visą šeimyną. Prisikasdavo, aišku, duonos, kas su čia būtų. Užsėdam petražolių biškį, kam patinka. Nu, va, tokią lėkštę turim pietum. Taip, kad visiems skanaus, visi prie stalo ir iki sekančio